Trys paršiukai. Viename diendaržy augo trys broliai, trys maži paršiukai, rausvomis nosytėmis, trumpomis kojytėmis ir šauniai riestomis uodegytėmis. Vienas vardu Žvigas, kitas Grigas, o trečias vyriausias Kerpošius. Žvigas su Grigu buvo kiek padykę, ne per ilgiausio protelio ir santūrūs prie darbo, o Kerpošius, kaip ir derėjo vyriausiam, ramaus, bet tvirto būdo, ne tinginys ir galvotas. Broliai gražiai sutarė tarpusavy ir su kaimynais, mat niekad ilgai neliūdėdavo. Jie mėgo eiti imčių, bėgti lenkčių ir kitokias linksmybes, o užvis labiausiai iškylauti, žaliose lankose valiukauti. Taip ir gyveno. Sykį vasarėlė jau ritantis į pabaigą, sumanė jie pasiimti daugiau paviržio ir eiti tolyn ne dieną, ne dvi, o visas 3 dienas žygiuoti, kur kojos neša. Kaip tarė, taip padarė. Drožė jie pro ūkininko lauką, o tas šiaudus kūliais riša, dirba net išsijuosęs. Kam tuos šiaudus riši, kam tokią gražią dieną plukiesi? Paklausė Žvigas. Diena tai graži, bet ar ilgam? Žiūrėk, savaitė kita ir rudenėlio sulauksim. Tuoj lietūs, vėjai, dargana, vėlu bus tada šiaudus tvarkyti. Lietūs, vėjai, dargana. Žvigas nejučia nusipurtė. Kiti 2 paršeliai irgi klausės nuščiuvę. O ką, broliai, išties ruduo jau ant nosies, pasitrynė šnipą Kerpošius. Ar ne laikas apie šiltesnį būstą pagalvoti? Galvok, jei nori, numojo kojele Žvigas. Aš jau seniai sugalvojau ir ėmė iš šiaudų namelį statytis. Broliai pakraipė galvas ir nuėjo toliau. Žvigas švyst, pašvyst šiaudų kūlį po kūlio, stogas samanom apklojo ir dainuoja. Tų šiaudų lauke kiek nori, kiek tik nori, kiek tik nori. Mano namas šmakšt ir stovi, šmakšt ir stovi, šmakšt ir stovi. O tuos kraštuos gyveno vilkas Dilbažiūris. Išėjo jis pagirin pasirąžyti, akių paganyti, dirst, ogi paršelis apie šiaudinę trobelę triūsia ir dar giesmes gieda. Koks glotnus, mintyje, o koks rubujas, tuojau aš jį suėsiu. Bandė Žvigiukas trobelėje slėptis, bet kur tau? Vilkas įkvėpė gal trečdalį pilvo, šniokšt, Žvigo šiaudienė keberiokšt, nė šiaudo ant šiaudo neliko.
Kvykt, kvykt, su vilku bijau pasilikt, sukviko paršiukas ir į kojas. Tuo metu Grigas su Kerpošiumi pamiškėje sutiko bernioką, žabarus renkantį. Grigas tik pliaukšt kojeile sau per kaktą, kriuk, kriuk, gerą mintį turiu, manoji trobelė bus šakalinė. Kerpošius trūktelėjo pečiais ir nužygiavo toliau, o Grigas likosi žagarinio namelio statytis. Storuosius kuolus susmeigė žemėn, ne tokius drūtus skersai uždėjo ir karnomis kryžmais surišo, tarpus išpynė liaunomis šakelėmis. Stogui prisirinko plonų karčių, eglišakių, kloja juos ir dainuoja. Šakalių miške kiek nori, kiek tik nori, kiek tik nori. Mano namas šmakšt ir stovi, šmakšt ir stovi, šmakšt ir stovi. Išgirdo jo dainelę vilkas dilbažiūris. Drykst, drykst nagai šoną. Žiū, dar vienas paršas gerklę plėšo, tai bent dienelė. Akim tik blykt, dantim žybt ir sliūkina artyn dvesuodamas, liežuviu nasrus šiauruodamas. Na, Grigas namelin šast, duris trim skląsčiais klast ir tirtina uodegėlę, o vilkui tik juokas, įkvepia oro gal pusę pilvo. Riaukšt, Grigo pašiūrė, triaukšt, vien žabų krūva liko. Kriūkt, pakriūkt, baisu vilkui pakliūt, ne savo balsu kriūkdamas, padus pasipustė Grigiukas, tik kulnai sumirgėjo. Tuo tarpu Kerpošius nusprendė, kad geriausia bus mūro namą statytis. Prisivežė plytų, molio, žvyro ir kalkių, prisiritino riedulių iš lauko, prisivilko rąstų ir ėmėsi darbo. Pirmiausia, sukrovė tvirtus pamatus iš akmenų, paskui užsimaišė skiediniu ir pradėjo mūryti. Semtuvu kulkošės tekšt, plyta plekšt, braukte pataiso siūlę, vėl tekšt ir vėl plekšt, ir vėl pataiso, ramiai neskubėdamas, eilę po eilės, kruopštė drūtas sienas ir kaminą. Pulkas girios paukštukų atskrido pažiūrėt, kaip jam sekasi. Ypač juos stebino kamino aukštis. Čirkšt, čirkšt, jis gali nuvirst, susirūpinęs traksėjo žvirblis. Titinkt, titinkt, arba nulinkt, nuogąstavo ir zylė. Grius, grius, tikrai grius, kinkavo galvą karvelis. Pritrūksi plytų, pradės virst, reik broli pritūpt, brukliu pabrukt ir čiupt. Bet Kerpošius šypsodamas švilpiniavo kartu su jais ir kantriai dailino mūro siūles. Baigęs, nutašė kiek reikiant gegnių, sijų, sukalė kreklus ir ėmė kloti čerpes. Pažiūrėt jo meistrystės atbėgo Kiškis su šeima.
atpuškavo ežys, atliuoksėjo būrys voveraičių. Visi kraipydami galvas gyrė Kerpošiaus gabumus ir kiekvienas vaišino, kuo turėdamas. Kiškienė atnešė pyrago, Kiškis kopūstą, ežys obuolių, voveraitės riešutų ir grybų. Kai visi susėdo užkąsti, viena pati žvitrioji nedrąsiai paklausė: kaži, ar čia bus namas ar tvirtovė? Žvėreliai linksmai susižvalgė, vienas kiškutis net prunkštelėjo, bet Kerpošius oriai atsakė: paršiuko namas ir turi būti tvirtovė. Linksėdama galva jam pritarė Kiškienė. Ji net šnipštelėjo Kiškiui, kad ir jų gausiai šeimai būtų ne pro šalį tokia slėptuvė. Letenėle mąsliai braukydamas nukarusią ausį, Kiškis dėl šventos ramybės sutiko, nors jam tie žodžiai nelabai patiko. Netrukus žvėreliai išsibėgiojo kas sau, o Kerpošius vėl ėmėsi darbo. Sudėjo langus, įstatė tvirtas ąžuolines duris, užkabino storas langines, paprašė kalvio nukalti joms geležines velkes, sumūrijo kaitrią krosnį, paklojo grindis, pasidirbo stalą, lentyną, suolų, lovą, indaują ir spintą. Prie namo sukasė daržą, pasodino ropių, morkų, kopūstų. Kai viską baigė, užkaitė pietus ant naujosios krosnies ir linksmai uždainavo: tai bent namą pastačiau, niekur tokio nemačiau. Joks pabaisa ar žvėris neįlys pro šias duris. Išgirdo jo dainelę vilkas, mat buvo netoli po krūmų pogulio nuvirtęs. Guru artrin prie Kerpošiaus, o tas tik vykt, namelin strykt, ąžuolines duris kaukšt, drūčiausias langines paukšt. Skląsčius užšovė, spynas užmovė ir sėdi, toliau dainuoja. Na, vilkas paršelio namų tvirtybę matydamas, įkvėpė oro per visą pilvą. Gūst, ogi sienos nė krust. Pūtė nusitvėręs už kuodo, kol jam net akyse pajuodo. Mato, ūskne pūtęs, o Kerpošiaus tvirtovė stovi sveikutėlė. Tuščia jo mintyje, dar pilvas pratrūks, ar uodega nusmuks. Liovėsi pūsti, nurijo seiles, pasitaisė kelnes ir nuėjo pas duris ir beldžia. Tai gražumas namelio, tai gardumas dūmelio, ar yra kas namie? O Kerpošius jam iš aukštai pro palėpės langą: butai yra,
vilke pilke, sakyk, ko nori? Vilkas godžiai laižydamasis. Ak, mielas paršelį, ėjau pro šalį, manau, ką čia kas kepa, kad taip skaniai kvepia. Et vilke, niekai, tai tik ropės. Ropės, apsimetė nustebęs vilkas. Oi, kaip gardu, gal pavaišintum, ir aš ropių noriu. Jei nori ropių, tai eik daržon ir prisikask, atšovė jam Kerpošius. Paskui užtrenkė palėpės langą ir daugiau nebeatsiliepė. Mato vilkas, kad nieko nepeš, ir nugūrino miškan, kaip musę kandęs. Nuo tol Kerpošius ėmė gyventi savo sodyboje, nei vargo, nei vilko nematydamas. Būtų gal taip visą 100 metų gyvenęs, bet štai ėmė ilgėtis broliukų, Žvigiuko ir Grigiuko. Reik, mano, juos aplankyti. Pasiėmė šiokių tokių lauktuvių ir eina. Atpėdino ton vieton, kur buvo palikęs Grigą namo statytis, o ten tik šakalių krūva, anei pašiūrės, nei brolio. Atsisėdęs kiek pasėdėjo, broliuką geru žodžiu paminėjo, paskui nusišnipštė šnipą ir eina, kur randai Žvigas likosi. O ten nei šiaudienės, nei Žvigo, tik iškrikęs šiaudų kūlis baigė supūti. Ėmė verkti Kerpošius, broliukų raudoti, bet paskui liovėsi, ką čia bepriverksi. Trauksiu, galvoja, miestelin. Šiandien Kermošius, gal ten juos sutiksiu. O jei nesutiksiu, tai bent statinaitę kopūstam raukt nusipirksiu. Nukako Kermošiun, o ten triukšmas, linksmybė, ir maži, ir dideli šoka, dainuoja, kaspinais aprištose sūpuoklėse švytuoja. Pabuvo Kerpošius tarp sūpynių, pasiklausė visokių birbynių, po turgų pasisukiojo, vieną kitą statinaitę pakilojo. Žiūri, Žvigas ir Grigas, lyg nesavi, lyg sušalę, lyg po sunkios ligos išbalę. Ėgi, abu neseniai vos per plauką nuo vilko paspruko. Puolė broliukai glamžuotis, tartum pašėlę, kvykti ir glėbesčiuotis. Apsakė kiekvienas savo nuotykius. Žvigas, kaip jo šiaudienę vilkas nupūtė, Grigas, kaip jo šakalinę pašiūrę, ir kaip abu per stebuklą sveiką kailį išnešė. Mat pluošdamas paskui Žvigą, vilkas žiebė kaktą į pušį, o vydamas Grigą bumbtelėjo į laukinę obelį. Tai buvo džiaugsmo broliukams. Ėmė jie lyg padūkę iš juoko kratytis, kūlio vartytis. Paskui nusipirko nemažą statinę kopūstams ir patraukė
į Kerpošiaus sodybą, kurią miško žvėrys praminė tvirtovių statyba. Pakeliui brolius apėmė toks linksmumas, kad žvygavo ir kriūkė net pilvus susiėmę, o paskui susikabino visi per pečius ir nuo kojos ant kojos strakaliodami ėmė dainuoti: vilkas pilkas nebaisus, 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 eik tu kvaišo į kimsus, į kimsus, į kimsus. O pagiri labai rimtas ir seniai nieko nekrimtęs vilkas snaudė ir dantim grodamas muses gaudė. Vos tik brolių dainelę išgirdo, tuoj veizolus pirmyn makt, vieną ausį aukštyn stakt, pakirdo. Šapt, šapt iš migio ir pilvą krapštydamas urzgia: kas čia šaukia, kas čia reikia, kas miegot neduoda? Ar čia paršai garsiai žviegia, ar čia zyzia uodas? Paskui vieną akį mirkt, marmūzę aukštyn kilst, šniukštų, šniukštų nosimi orą ir pats atsako: ne musė, ne uodas, pagiriai triukšmauja, tai paršai keršai duodas, tai jie valiukauja. Pamatė broliai vilką ir nutirpo, ką daryti. Jie ant kalniuko mindžikuoja, vilkas pakalnėj uodegą vedžioja, o toliau lomoj Kerpošiaus sodyba, tvirtovių statyba, tartum ragai šis boluoja. Tuoj Kerpošius liepė broliams ropštis statinėn, paskui pats įlindo, užsivožė dangtį ir pasileido nuo kalno risčia. Statinė tar, tar, bar, bar, per kelmus pasivartydama, per akmenis pasikratydama, žiogus vaikosi, tiesiai į vilką taikosi. Kad šoks bėgti nevidonas, mažų paršiukų monas, kaip apduotas, gailiai kaukdamas ir mama šaukdamas, už smilgų kliūdamas ir ant pilvo griūdamas toli, toli, miškan nudūmė, neatsisukdamas. Kai pagaliau statinė ristis sustojo, paršiukai iš jos nei gyvi, nei mirę išropojo. Bet Dilba žiūri, lyg be galvos skuodžiant išvydę, juoktis pratrūko ir tol kvatojo, kol kvapo pritrūko. Paskui visi trys grįžo namo, užraugė kopūstus ir laimingai gyvena. Tik vilkas pilkas nerimsta, aplink ratus suka, dantim kalena. Kerpošiaus tvirtovė jam regis tartum stebuklų dėžė, kurios užraktas devyngyslė mįslė. Kaip ją įminti, atverti, kokią iltim perkrimsti ar nagu pranerti. Dilba žiūri, taip maga ta paslaptis,
kad vis braižos apie Kerpošiaus duris, neva skolintis druskos ar miltų, ar mielių, kad pyragas iškiltų, o paršeliai jam vis ne ir ne. Neturim mes druskos, neturim nė miltų, neturim mielių, kad pyragas iškiltų. Nebežino Vilkišius nė ką sugalvoti, kokiais dar melais paršelius pavilioti. Bet sykį nejučia akis kilst, į kaminą dirst, ėgi štai kur jo kelias, prie saldžiųjų paršelių. Pasidirbo eglines kopėčias ir nakčia patyliukais stybur, stybur ant stogo. O ką, galvoja, paršai sau miega, ropes sapnuoja, aš juos tuo tarpu ir griebsiu, dar šiltučius nuėgsiu. Bet vyresnėlio Kerpošiaus budraus būta, išgirdo jis krebždulius ir tuoj sumojo, kas ten viršuj čerpes niūkina, vidury naktų į svečius atsliūkina. Prikėlė brolius, krosnin malkų paukšt, dangtį nuo viralo šmaukšt ir laukia. Vilkas užsikorė ant kamino, nosį užsiėmė ir kliumpt žemyn, tartum kūdron varliaudamas nėrė. Šliūkšt kaminan, pūkšt katilan, net purslai patiško. Nupliko uodega ligi pat kiškų, kad šoko kaukdamas nagais strėnas braukdamas ir pro duris. Niekas jo daugiau nei toje girioje, nei pagiri nebematė. Sklido net kalbos, kad jis kaži kur kemsynos po smalynos kinkas nukratė. O Žvigas, Grigas ir Kerpošius ropes augino, kopūstus raugino, tvirtoves statė, šilto ir šalto matė. Žodžiu, ilgai ir laimingai gyveno, bet dar ilgiau nepaseno.